Labas rytas visiems, pradedam naują dienelę. O aš naują dienelę pradedu su vakarykščių atliekų naudojimu. Keistai skamba. Man lieka grikių, nuo 2 pietų liko niekur judėti. Tai aš visada darau tokius varškės ir grikių kepsnelius. Grikiai, kiek ten lieka, čia kokie apie 200 stiklinė. Varškytės apie kokius 300. Kmynų truputį įdedu. Česnako, kiaušinių ir jeigu varškė pas man atrodo šaldyta truputį drėgnoka, tai įdėsiu porą šaukštų, čia yra avižinių miltų. Tokie kepsniukai, man jie tikrai patiko, kaip tik pusrytukai ir susinaudos, kai lieka grikių ir niekur judėti. Su rankytėm labai greitai susiminka, tada šildosi aliejus ar sviestas. Ir formuojasi šlapiom rankom, aš tik storų neformuoju, tokius truputį plonesnius, greičiau iškepa. Ir tokie gaunasi kepsnelį, kaip tik papusryčiausiam. Tokius kažkokius, tai tokio apie centimetrą storio. Ir taip lengvai apkepa viena pusė ant nedidelės ugnies, darau aš ant 6, pas mane tai yra tokia vidutinė. Ir paskui kitą pusę apkepu ir tada naują partiją. Ir mano pusrytis. Ar salotų užsimaniau, mūsų grikių kotletukai varškės, su jogurtu grietinės, jos dabar grietinės turiu, jogurto kažkaip. Po to eksperimento nelabai noris, kaip prisivalgiau. Ir kavytė. Skanaus visiems, kas pusryčiauja ir aš sėdu. Visai nemažai ir išeina iš tų 250 gramų varškės ir 200 gramų grikių. Kokia lėkštė. Tokie dalykėliai gražu namuos, papuošia, pagyvina interjerą, bet kai reikia juos valyti, dievulėlį mano, drėgnai negalima, atsiklijuos viskas. Šitos ant būrių dulkių prikaupia. Tai aš nusipirkau iš AliExpreso tokį šepetį. Jisai surenka dulkes. Jis sausai valo, bet jis nepakelia kaip debesėlio, kai pavalai pakyla. Jisai surenka, po kiek laiko paėmė, su ranka išremi tas dulkes, išmetė ir vėl valai. Tai jis surenka, čia voratinklynas. Aš jau taip tankiai tų laivelių nevalau, nes aš neturiu laiko su jais čia užsimti. Tai kelia dulkes. Bet jau kartą į 3 kokius mėnesius ar 2 tai būtinai reikia pavalyti. Visokiausių zakakulkių čia. Kol išsivalai, tas dulkynas, bet be jų irgi kažkoks interjeras būtų sausas, negražus. Man tai patinka, kai daugiau tokių visokiausių dalykėlių pristatyta. Dabar aišku, mes negalim jų prisistatyti, nes kruopa labai šeimininkauja, viską mėto, daužo, tai viskas suslėpta, bet kruopagi užaugs ir bus vėl galima viską sustatyti. Kai valau, tai bambu. Kai išsivalau pastatu, džiaugiuosi. Tokia jau mano natūra. Kiekvieno žmogaus, aš manau, čia tokia natūra. Kai pabambėti, atrodo pabambėti lengviau. Kur buvus, kur nebuvus. Jau čia prisistatė. Dar visokiausių guminų, medinių, jau čia jau išluptas. Oi, ta kruopa, mūsų kruopa. Džiaugsmelis ir vargelis. Liaukėnai paėmė mums lakučio tyrimą ir atvažiavom, jis labai keistai valgyti pradėjo. Čiaudėti tokios krūvinos, tokios pūlingos įskiros. Atvežėm, pasižiūrėjo, visa burna raudona, stomatitas. Čia kaip vaikam? Kaip vaikam. Užsakymė, jis negydomas, jis yra tik apmalšinamas. Dabar paėmė virusų leukemiją, tai sėdžiu
kad tik nebūtų, nes mes žinom, ką reiškia pūmis buvo pas mus. Laukiam. Atvažiavom į kitą kliniką, į Parko gatvę Naujoj Vilniuj, nes jūs su drambliais tai tokias kainas užkėlė, kad pusę namų reikia parduoti, kad katiną pagydyti. Čia labai smagu, čia geri specialistai dirba, mes anksčiau čia gydėmės. Humaniškiau čia, su kainom. Jau biški kainos netaip kandžiojasi. Čia yra ir laboratorija, ir kraują paėmė, tyrimams viską paėmė. Tai bet, kad laukiam atsakymų ir taip pergyvenu, taip. Ir tas žodis, žinau, kad tai reiškia ir kaip tai katinėlį kenčia jis. Viskas bus gerai, aš tikiu. Paskui aš jūs informuosiu. Toliau apie smakių papasakosiu iš namų, nes tada prasidėjo gydymas, su gydytu kalbėjau ir aš taip truputį nusivyliau, išsigandau ir kažkaip nebe iki filmavimo. Na, čia visa krūva vaistų, visokiausių. Čia nosytei plauti, čia po valgymo vaistukai, po nuskausminamieji, čia antibiotikai. O tokį aparatą mums padovanojo tabletėm. Va čia nusiema čia nusiema toks ir va šitas yra vaikščiojantis. Va matot, ir paskui va taip įdedi tabletę iki šiburnių ir pakt ir įstumi giliai ten į gerklę. Gydytoja kaip parodė, tai paprasta, nu nežinau, šiandien bandysiu pati, gal išmoksiu. O diagnozė, žinokit, pas mus nekokia. VIF. Smakiai surado VIF. AIDS. Kitaip tariant mūsų kalba, AIDS. Rastas ir kaip aš jį pastebėjau. Pastebėjau, kad jisai pastoviai sloguoja. Šniurkščioja. O vakar kažkaip, kai nusičiaudėjo, kažkokia pulinga išskira atsirado. Ir aš taip suabejojau, išsigandau. Užrašėm pas gydytoją. Į Parko gatvę rašėmės, nes aš kaip sakiau, jau drambliai, 8 drambliai, tai jau nebepakeliamos kainos. Ir padarė visus tyrimus ir surado AIDS katinėliui. Nu, ne taip, kad jau kaip leukemija, kaip ūmiai buvo, bet irgi imuno neturi. Ir pas jį yra visas stamatytas, visos dantenos, tai va dar savaitę gydysimės, po savaitės bus sprendimas, ar operuosim dantis ar ne. Ir sloga nosytė, va visi simptomai, kurie gali pasireikšti turint AIDS simptomus, va tokios mano naujienos. Reiks kovoti vėl, reiks pastoviai vaistukus tikriausiai vartoti smakiui, imuniteto palaikymui. Nu, bet mes pakovosim. Kiek katinėlis norės, tiek jis ir gyvens. Tu kovok nekovojus, bet gaila, jis ir apetitą turi gerą, ir valgo. Aš net neįtariu, iš pradžių, kai mes jį pasiėmėm, tai aš jam net ausyčius man neleido pažiūrėti, mušėsi, kerta, net neprisileido. Paskui, o buvo apie burną patikrinti, tai net ne kalbos. Ir jis, kai žiolaudavo, aš vis pasižiūrėdavo, taip atrodo gerai. O kai gydytoja visus čia žandus sugriebus atidarė viską, nu, medikai moka, medicina, veterinarai. Ir čia visur išraudona, paburkė, dantis. Nu, dantis pasigeri yra, tik tais dantenos vis pažeistos, bet kad va šitas dantenas visas kaip pūliniai yra po apačia, jeigu neišsigydys, reiks operuoti. Va su tokiom naujienom aš šiandien pas jūs negerom. Ir aš taip, kaip atnešė tą tyrimą, tą parodė, taip negera pasidarė, taip skaudu. Jaunas katinėlis, aš prisiminiau Pūmį, vargšas, kaip jis kankinosi. Nu, gydytoja ir pasakė, jie yra gatviniai, jie iš gatvės ateina jau su virusais, jau pažeisti, jie netgi kartais gimdami šitą visą atsineša. Jie net nepasigauna. Tik tiek gerai, kad jis yra neužkrečiamas, tik per kraują. O smakius nesimuša su nieko, nesidrasko, jis apeina visur ratais, kaip jam skausmas yra burnytėj, taip jisai nelenda į kovas, tu per kraują neužkrėš. O latakėliais, maistais, seilėm neužkrečiama visą šitą. Va tiek, tik dabar reikės kai kruopą vešim į sterilizaciją.
reikės daryti šitą imunoviruso to testą. Gal ir kruopą užsikrėtus, o su kaseta aš nežinau. Bet su šita mūsų Danelė aš nežinau, neprisileidžia nei paglostyti, nei nieko. Nu, kur pasislėpė, mes apie tave kalbam. Niekaip neleidžia, nepatikrinsi nei nieko, o gaudyti tai net nenoriu, sustresuosi, jinai iš viso užsidarė savyje. Tai ką, pas mus vėl prasideda gydymas, vėl. Nieko, mes nugalėsim, mes stiprus. Koks vakaras gražus, jau prasidėjo motociklai. Tik sušylo oras, jau šitie pliurpalėtai išlindo, tai dabar prasidės. O mes iškėlėm namą. Savo gyventojams kiemo. Jau šiandien buvo atskridus tokia porelė. Apsižiūrėjo. Čia aš išlindau tokia. Apsižiūrėjo, jau apsiuostė, bet kažkodėl nieks čia nesikūrė pas mus. Gal jiems čia atrodo labai nesaugu. Nes stogai čia pat visi, medis, katinai laksto. Tai gali būti, kad mums nelabai ir pasiseks. Nu va, vakaras, vėjas šiltas koks. Taip greitai pavasaris atėjo. O šito sezono labiausiai nelaukiau. Man šitie pereinamieji sezonai, šitos visi purvai, tai man peilis. Bet taip greitai atėjo. Taip viskas netikėtai. Nu aišku, dar visko bus. Čia pavasaris kaip auglys, šiandien juokės, rytoj verkia. Nieko, viskas praeis, viskas bus. O aš einu smakučiai vaistukus duosiu, atidrožė mano draugas prie manęs. Eisim smakutį vakarieniauti ir eisim savo procedūrų atsilikti. Nu ką, iki sekančių video, to aš jums ir atsisveikinsiu šito gražiu pavasario vakaru. Ate, iki kitų video.